Labas, mėlėjai. Čia ir vėl aš, Laurūnas. Eilinį kartą jums noriu pristatyti legendinius 2 juostinius magnetofonus Akai GX. Mažasis brolis Akai GX 77, įspūdingai gražiai atrodantis, labai gerai rašantis, groja į abi pusės, rašo į abi pusės, turi tokį dangtelį uždaromą, oi dabar aš negaliu uždaryti, kliūna tenais už kitą grotuvą. Buvo pagamintas jisai apie 1981-83 metais šitas grotuvas. Kaip ir šitas Akai GX 747. Pastebėjot, kad 7-tukai čia dominuoja. Tai va, žinokit, Akai firma, kai gamindama grotuvus, kiek aš pastebėjau, aukščiausio lygio grotuvai jų būdavo su skaičiu 7 arba 9. Tai va. Į ką mes čia turim? Akai GX legendinis 747. Čia yra jisai juodos spalvos, kaip matot. Šitas yra sidabrinis, šviesios, nežinau, man asmeniškai daugiau patinka sidabrinė spalva. Ir kaip pastebėjau, daugiausiai Europoje dominuoja šviesios sidabrinės spalvos, o pavyzdžiui patys japonai, pas juos dominuoja juoda spalva. Jam daugiau patiko grotuvai su juodi. Pas juos ir 91, 99 juodi, kiek aš susidūriau, 747. Tiesa, 7-7 daug yra pas japonus ir sidabrinių. Tai va, ką aš noriu pasakyti. 7-7 grotuvas, čia jisai pats, dabar aš neturiu įtampos keitiklių 2, pasijungiau tik vieną. Ir jisai pasikelia, įtempia, labai prastai juostą jį uždėti. Uždedi tiesiai, paskui paspaudė ir jisai užsikelia ant grojimą. Ir tada paspaudė ir jisai tą pusę važiuoja, groja. Tai va, turi jisai pamagnetinimą dar, šiek tiek ten galima pačiam įtakos darytam įrašui. Tikrai įspūdingai rašantis, kažkur tai nuo 25 000, nuo 25 iki 33 000 Hz jisai rašo. Kažkur apie 63 triukšmo decibelai yra. Ir šitas grotuvas taip pat yra nuo 25 iki 33 000 dažnių yra. 65 decibelai. Jisai pagamintas 88-84 panašiai. Aš maniau, kad šitas naujesnis yra grotuvas, vos ne atvirkščiai gaunas, kad šitas buvo čiut vėliau gamintas. Vienu metu jie buvo gaminti. Įspūdingi grotuvai. Matot, šitas aišku atrodo įspūdingiau, didelis toksai, bet įrašo kokybės ir atkūrimo santykių aboje lygiaverčiai yra. Tikrai tiek šitas, aš galiu, nežinau, kuris geriau rašo, kuris geriau atkuria. Jie man abu vienodai, galima sakyti, labai aukšto lygio grotuvai. Šitas aišku groja su dideliam ritėm 10 colių. Tai va, šitas turi, kaip sakant, mažesnes tas ritės. Turi 2 greičius, 9-19, taip pat 9-19. Šitam dar galima pareguliuoti greitį grojimo, šiek tiek palėtinti, pagreitinti. Nežinau, čia gerai, blogai. O šitam tos funkcijos nėra. Automatiškai nusireguliuoja. Tai va, kaip matot, kokie gražuliai. Čia tas atsidaro toksai, va, kaip sakant, toksai stalčiukas. Čia išėjimo lygis reguliuojas, juostos sekimas, greitis, juostos, 9-19 greitis, čia traktas normalus, čia pagal juostą galima pasijungti, o čia pamagnetinimas yra. Čia nusireguliuojama, aišku. Čia užsistato, kad gali, kaip sakant, pabaigus juostą groti, jisai įsijungti atgal su. Bet ten reikia ant juostos užklijuoti tokias folijas blizgančias, kai jisai sureaguotų į tai. Tai galima sustatyti. Čia tas reguliuoja tą greitį sukimo juostos, tai va.
groja į abi pusės, rašo į abi pusės, 6 galvos stikloferito. Kaip sako, kad amžinos, tai manau, kad, sakyčiau, taip amžinos, bet manau, kad ant juostinių grotuvų pasitaiko, jeigu jisai daug dirbo, kad tos galvutės gali būti sudėvėtos, aišku, kas jeigu labai daug ten įrašų darė, nes ant juostinio grotuvo greitis juostos traukimas 19 yra gan, kaip sakant, kilometražas didesnis, o kasetiniai, tai nežinau, aš su kasetiniais Akai GX-ais galvų problemom tikrai nesusidūriau, ten aišku, juostos traukimas yra daug lėtesnis ir mažiau dilda tos galvos, tai tikrai ten neteko man susidurti, kad būtų galvos blogos ant kasetinio Akai GX-ų. Ir juostiniai, va, šitas yra taip pat, va, aš jį pradėjau, čia dar nebaigiau aš jo renovuoti, kaip sakant, jisai buvo pilnai, kaip sakykime, pavargęs, neįsijunginėja niekas, įtempėjai, tepalai čia buvo uždžiūvę, vienu žodžiu, daug funkcijų neveikia, tai reikėjo juos čia atplauti, sutepti, paleidau, viskas važiuoja, bet dar indikatorius neveikia, ten viduje yra, kai kasetiniam šviesa dega ir skaičiuoja per tam tikrą mirksėjimą lemputėj, bet ta lemputė yra perdegusi, apšvietimo lemputės taip pat irgi čia perdegus. Kažkaip tai ir tos, ir ten viduje perdegusios lemputės yra. Tai va, aišku, galima iš karto įrašant klausyti, ką įrašė, kai turi 3 galvas į vieną pusę, 3 į kitą pusę. Tai va, tas dangtelis toks susidaromas yra su mediena, kaip sakant, tai va, ką aš apie Juozą papasakau, apie tai. Jisai sveria kažkur tai apie 23 kg, šitas grotuvas, Akai 747. Manau, kad čia daug kas, tos senos kartos, aišku, norėtų tokį grotuvą turėti, bet jie tikrai dabar šiuo metu yra ant bangos ir tikrai jie yra labai brangus. Aš manau, čia Lietuvoj gal kažkur tai ten nupirkti galit, kaip sakant, šitą grotuvą. Nepadaryta profilaktika, kaip sakant, taip, iš rankų į rankas, nuo kokių 3000 pigiausiai. 3000, 4000 Lietuvoje kainuoja. eBay'ui tai ten, galima sakyti, nuo 4 iki 6000 jisai kainuoja. Manau, jau ant 5, taip sakykim, vidurkį. Tai va, dabar jisai labai yra populiarus, visų mėgiamas, tikrai nusipelnęs grotuvas. Aš kai buvau to laiku, kai jisai buvo pagamintas, tai aišku, tai labai senai buvo, prieš 40 metų, aš jo nemačiau ir neturėjau galimybės įsigyti ir turėti jo. Dabar jisai pas mane yra ir aš, kai jį gavau, tiesiog kaip mažam vaikui saldainis, žinot, kaip gavau, džiaugiuosi, kad šį turiu, taip pat kaip 7.7, tikrai nuostabus grotuvas. Rekomenduoju, kam svarbu įrašo kokybė ir, taip sakant, garso kokybė, tai ir neturi tiek pinigų, kiek šitą nusipirkti, tai va, įsigykit šitą. Čia Lietuvoje galima nusipirkti taip pat kokie, taip, be, kaip sakant, garantijų, be profilaktikų, kai jisai tikrai viskas veikia, nuo 500 kažkur kainuoja Lietuvoje, 500, 700, o eBay'ui tenais galima sakyti, galima nupirkti nuo 7 iki kokį 1000 eurų šitą grotuvą. Tai va, ką dar norėčiau pasakyti apie šitą grotuvą. Jisai, kaip sakiau, jisai čia užsikelia, tą juostą ištraukia, aš parodysiu jums, kaip tai atrodo. Gal biškį sustabdykim, pasuksim, padėti. Oi, neįsijungiau to. Sakau, dar pilnai nėra paruoštas, biškį streikuoja, bet įsivaizduokit, va, kokias rytas, kaip jos galingai sukasi, tikrai seilės varva. Jau manau, kad daugam seilės varva. Tai va, nuostabus grotuvas. Pastabdom jį, sustabdom, išjungiam ir bandysim šitą pasileisti. Aš persijungsiu įtampos skaitiklį. Nes čia jie pas mane yra abu 100 volčiai. Jie net 20-100 voltų jam yra ir tai va. Ir kaip matot, va, šitą grotuvą, va, jau paspausim ir jisai užsikels, va, matot.
užsikėlę ir jum juostos uždėjimas paprastas. Čia 3 galvos, į kairę dešinę groja, kur jūs norite, važiuokit, žodžiu, važiuojam į šitą pusę. Va. Kas čia mums yra? Greitis 9 užstatytas, taip, užstatom 19. Čia yra elektroninė jau ta škalė padaryta šitam grotuvui. Ir jisai taip pat turi, kaip sakiau, 6 galvas. Ir į kairę galite rašyti, atkurti. Ir į dešinę, kaip jums patogiau. Tai va. Turi jisai 2 volus, kaip ir šitam yra. Ta turime, čia šitam vienas yra. Jisai persijungia motoras į kairę, į dešinę. O šitam į dešinę šitą pritraukė ir šitą. Kas yra, gal dar nepaminėjau, kad AK747 ir tiesioginis prasukimo motorai čia yra padaryti tam ir trečias motoras suka juostą. Tai yra. O šitam grotuvui yra jisai, kaip aš anksčiau esu jį pristatinėjęs dar atskirai, tai jisai kaip man kasetinis padarytas. Yra čia ten tokia centrinė dalis, kuri variklio pagalba užkelia, persijungia, užtraukia ritę ir tie yra du tekiniai, bet jie nėra, kad čia įtemptų galvas, akanos, kiekvienas prisispaudžia tą pusę dešinysis, paskui kairysis. 2 valai stovi ant vieną tą pačią diržo, suka juos per diržą motoriukas, kaip sakant, ir jisai suka, groja į kairę dešinę. Prasukimai taip pat yra įdėti per diržą ant mažų varikliukų tokių. Į kairę dešinę 2 motorai, 3 sakykime motorai, bet jie tokie maži. Ir jisai turi vieną problemą, čia jų yra, kad jų prasukimai ant pačią galą labai sunkiai suka tie varikliai, neužtenka jiems sveikatos. Nežinau, gal kai jie nauji buvo, iš gamyklos išleisti jie pajėgdavo pasukti, taip kaip sakant. O dabar jų trūksta, bet prasuka iki galo, nėra, kad visai sustoja, prasuka. Tai va, sakiau, kad su diržais jie yra valdomi. Irgi turi pamagnetinimą, šitas garso galima magnetinti ir juostą pasirinkti normaliai, kaip sakant, geresnė. Tai va. Na, ką jums turiu irgi čia elektroninį tas, čia indikatoriai elektroniniai. Į ką, mielieji? Supažindinau jūs su 2 unikaliais, dabar šiais laikais jau legendiniais Akajaus juostiniais magnetofonais. Akai GX747 ir Akai GX77. Tai va, ką, mielieji, jau kas planuojate įsigyti, tai įsigykit, parašykit, padėsim įsigyti, sutarsim kainą, galima užsakyti konkretų Akai grotuvą ir sutarti kainą ir palaukti. Kuo daugiau palauksi, tuo pigesnis bus. Tai va, išsipildys jūsų svajonės. Tai kągi, ate tada iki sekančių kartų. Čia buvo Laurūnas.